Prieš kiek metų Jungtinių valstybių rytuose buvo pamaldos, mišios, kuriuose dalyvavo vaikai iš mokyklos, kur būna vaikai su negalia. Ir kaip visose pamaldose, vidury mišių yra nešama duona, vynas ir vanduo paduoti prie altoriaus. Atėjo viena mergytė, kuri nebuvo dalyvavusi pasiruošiamuose darbuose ir norėjo kažką nešti. Te buvo ta nosinaitė rankom nusišluostyti. Ir kai ji priėjo prie altoriaus, ji turėjo kažką pasakyti, bet nebuvo nieko pasiruošusi arba paruošta. Ir ji tik iškėlė abi rankas aukštai ir sako: Jėzau, aš noriu gyventi. Mums visiems labai įstrigo ir šį vakarą galim džiaugtis, kad tiek daug žmonių atsiliepia į tą vaikų troškimą gyventi. Beveik kiekviename ryškesnėme išeivių renginyje dalyvauja Lietuvos konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius. Jo globą jutome ir mes. Pagaliau viešnia iš Lietuvos pristatoma tarsi tikra žvaigždė it rožė ant torto. O dabar prieš jūs žinoma žurnalistė, Lietuvos televizijos laidų vedėja, daugelio paramos projektorių iniciatorė, 2005 metų Lietuvos metų moteris, Santarvės ordino kavalierė, Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medalininkė Edita Mildažytė. Labas vakaras visiems. Jūs žinot, kaip į šitą sceną išėjo kunigas Antanas Saulaitis ir pradėjo kalbėti, aš pagalvojau, viešpatie, kaip mums jo trūksta Lietuvoje. O paskui pagalvojau, viešpatie, kaip mums jūsų visų trūksta Lietuvoje, kad jūs žinotumėt. Ir kokia aš esu dėkinga jums visiems ir kiekvienam vien už tai, kad jūs stovit atsisukę veidu į Lietuvą. Vakaras įsibėgėja negaišdamas, aukų gausėja. Pagaliau aukcione vyrai ir moterys atveria pinigines ir ima azartiškai varžytis. Parduodama viskas. Sportiniai marškinėliai, suvenyriniai alkoholio buteliai, fotoalbumai Neregėta Lietuva ir autorinės nuotraukos iš jo. Aukų krepšelis pilnėja. Ženkliausia suma ją papildė Lietuvos dukterų draugijos prezidentė ponia Joana Krutulienė. $5,000. Už juos bus nupirkta insulino pompa mažajai, vos 2 mėnesių sulaukusiai Patricijai. Ponia Joana džiaugiasi, kad Amerikoje jau atsiranda rankų, į kurias galima perduoti labdaros veiklą. Davėte mums daug vilties, kad tas darbas niekad nepasibaigs. Vakaras buvo jaukus ir šiltas, kai lengvai susišnekėjome, kai šypsojomės be priežasties, kai tiesiog jutome vieni kitus. O išsyk po koncerto pakalbinome mažųjų artistų vadovės ir koncertmeisterės, iš širdies kūrusias programas ir repetavusias iki vėlumos. Tai čia buvo tikrai grandiozinis dalykas ir visi naktį nemiegojo ir visi laukė ir aš pati 4 atsibadau ir laukiu ir galvojau, kaip čia viskas praeis. Mes dar nesam tiek žmonių surinkę, iš tikrųjų, dar nėra buvę tokio koncerto, kad tiek žmonių surinktumėt. Tai čia yra viskas jūsų dėka. Miela mokytoja, kalbėjot su vaikais apie tai, kad tai bus parama Lietuvos vaikams, kad jie pasirodys kažkokiam tai renginiai, kuris kuom nors skiriasi nuo kitų. Aš aiškinau vaikams ir jie buvo labai susidomėję tuo. Ir viena mergaitė buvo išsigandusi dainuoti tą 100 kojį, bet mes jai aiškinom, kad mes darom gerą darbą ir mes norim padėti Lietuvos vaikams, kurie serga cukriniu diabetu. Yra pavykę sutraukti tikrai nemažai žmonių, kurie ateina pažiūrėti, bet kad būtent susirinktų visi kolektyvai vienu metu, tai buvo pirmą kartą. Nes kažkam tai reikėjo padaryti visiškai nuošaliai, kuris visiškai nepriklauso kažkokiam tai kolektyvui ir tą turėjo padaryti. Tai skaitykime, ačiū tiems organizatoriams, kurie tą padarė.
Ta vakarą pavyko surinkti $25 000 mažiesiems Lietuvos pacientams. Rezultatu likome patenkinti ir mes, ir rengėjai, ir tikriausia tie 7 vaikai, kurių gyvenimas palengvės. Tiltas nutiestas, tik kad būtų kam per jį vaikščioti.